Tai kodėl šitie pomidorai maži, saldus, jų nereikia genėti ir galima auginti balkone, terasoje, nedidelėje talpoje. Tai vieni mėgstamiausių pomidorų tų, kas tik pradeda pomidorų auginimą, tie, kas žengia pirmuosius žingsnius, bet tikrai jie nėra vieninteliai, juos mielai augina dabar visi, naudoja šviežiam vartojimui, naudoja salotoms, naudoja dekoravimo, labai plačios galimybės yra šitų pomidorų smulkiavaisių, jie puikiai dera ir su gėlėmis, jie puikiai atrodo 1 kvadratinio metro lysvėse. Ir šiandien aš jums parodysiu ir trumpai pristatysiu veisles, kurios nereikalauja genėjimo, lengvai auginamos, vaisiai yra skanūs, nedideli ir labai mėgstami. Tai Garden Pearl veislė pomidorų, raudoni, apvalūs vaisiukai, labai gausiai deranti veislė. Yellow Balcony hybridas, pats pavadinimas pasako, kad pomidoras yra geltonas, tinka auginti balkonuose ir tai yra hibridinė veislė atspari ligoms, deranti gausiai ir ilgai. Na, vieni iš mūsų daržininkų mėgstamiausių pomidorų nedidelių, tai yra Vilma ir Vynus, tai yra veislės, identiški augalai, jie yra kaip brolis ir sesuo, tik tai Vilma yra raudonos spalvos vaisiais, Vynus yra oranžinės spalvos. Puikiai dera tarpusavyje, norite turėti du vienodus pomidorus, tik skirtingos spalvos, auginkite šiuos. Na ir dar viena hibridinė veislė, kuri buvo sukurta auginti balkonuose, terasose, tai yra veranda. 2 litrų vazone užauga puikus kompaktiškas augalas, užaugina begalę apvalios formos skanių raudonų pomidoriukų. Na ir Sweet Valentine hybridas yra išskirtinis tuo, kad vaisiai yra širdelės formos, labai skanus, kiek didesni nei kokteilinio tipo, dera gausiai, ilgai ir kaip ir visų žemaūgių pomidorų jie gali augti negenėti. Taigi, maži, skanus, gausiai derantis pomidorai, balkonai, terasai, 1 kvadratinio metro lysviai, tikrai verti jūsų dėmesio, derlingumu nenusileidžia tom dičkiam veislėm, kurios užaugina didelius pomidorus. Skanių mažų pomidoriukų. Jei norite ir daugiau naudingų patarimų, ne 1, ne 2, ne 10, bet 100, prenumeruokite mūsų kanalą.